registruotų žmonių. Yra tokia Gintarė. Ją užregistravo draugė ir sako apie ją štai ką. Sako, kad pirmadienį skambino dėl darbo į Palangą arba Šventąją. Sakė, kad gali pradėti dirbti nuo birželio 11 dienos, nes jau baigėsi mokslai. Darbdavys leido pasimti draugę kartu dirbti. Apgyvendinimo nėra, apie atlyginimą nieko dar nekalbėjo. Sakė, kad jeigu nepatiks, padirbus kelias dienas, tai galima bus važiuoti namo. Aš pasiūlysiu kitą darbą Palangoj. Igna, jeigu girdi, tai pasiūlysiu tavo Exitą. Aš būsiu Exitas savininkas dabar. O girdėjot, kad Exitas užsidaro Kaune ir atsidaro dabar Vilniui? Kauniečiams šokas, labai didelis ažiotažas kilo. Ir rudenį dabar Exitas bus tik tai Vilniuje. Mums Vilniečiams tai labai gerai. Kodėl išjungtas? Tas neišjungtas, o... Tai va, apie Exitą. Ir birželio 11 dieną bus paskutinis tūsas Ever Kaune. Po to Exitas bus Close Forever Kaune. Ir atidarytas bus Vilniuje. Alio. Labą dieną. Labą dieną. Ar su Gintarė kalbu? Taip. Labas, Gintarė, čia toks Ignas tau skambina. Koks Ignas? Mes nesame pažįstami, bet dabar tiesiog renku žmonės į Palangą, į vietą, žodžiu, dėl padavėjų. Ar tu dar kažkas tau įdomu yra dėl darbo, ar nelabai? Dėl padavėjų? Jo, ne vien dėl padavėjų. Reikia pas mane administratorės, padavėjos, barmenės ir panašiai. Aš tiesiog, atsirinksiu, kas man tinka. Palaukit, aš nepilnametė. Tu dar nepilnametė? Taip, man 17. Supratau. Nieko tokio gal. O kaip tu atrodai? Gražiai atrodau. Ne, tai... Ta prasme, kaip atrodai? Ta prasme, kaip papasakot, kaip atrodau? Į klubą tave įleidžia? Įleidžia. Tai viskas normaliai. O klausyk, tu į klubus šiaip vaikštai? Vaikštų. Vaikštai. Praleidžia, neprašo pažymėjimų? Šiaip tikrina, bet jeigu ir tikrina, tai turime savo. Supratau. Žiūrėk, pas mus yra dieninė dalis, yra ir vakarinė. Tai aš tave galbūt į vakarinę nekelčiau, nes pas mus Exit klubas bus Palangoje. Tai bus vakare daugiau tūsai. Man reikėtų turbūt galbūt net ir administratorius, kuri pasitikinėtų žmonės restorane. Nes ten, jeigu teko būti Palangoj, per tertelis perėjus, žodžiu, yra toks pasitikimo, kaip čia, žmonės tokie. Tai man reikia ten vienos merginos, kuri pasitikinėtų ir parodytų stalelį, kur galima atsisėsti. O koks atlyginimas? Klausyk, tu labai drąsiai sakau. Tai kaip kitaip, šiaip iš tikrųjų koks atlyginimas? Tai atlyginimas priklauso nuo tavo dabar darbo užimtumo. Jeigu tu dirbtum kiekvieną dieną. O tai Exitas kiekvieną dieną? Ne, tai restoranas dirba kiekvieną dieną. Exitas dirbs nuo ketvirtadienio iki sekmadienio. Tai jeigu tu dirbi kiekvieną dieną nuo ten 9 ryto iki kokių, tarkim, 9 vakaro, 12 valandų, ar ne? O, Jėzus. Tai arbatos gautum dar. Ir aš galvoju, į mėnesį galėčiau tą mokėti kokius 2500 litų. Vat. Tokia suma yra numatyta. Kaip tau tas atlyginimas? O tai palaukit darbo pokalbio, nieko, absoliučiai nieko, taip paskambinat, renkat bet ką iš eilės? Ne, tai čia yra mūsų pirmas pokalbis. Aš nieko per daug ir nesakau. Aš nesakau, kad tave jamu. Aš tiesiog pasakau, iš karto kortas atveriu. O apgyvendinimas? Apgyvendinimas yra, jeigu teko būti Exite, ten šalia yra toks viešbutis. Ten šalia daug viešbučių. Jo, daug viešbučių yra. Vienintelė tokia, nežinau, ar čia problema ar ne problema, žodžiu, yra vienas toks butukas. Tai ten 3 merginos, aš nežinau, ar dar, nežinau, ką paimsiu, žodžiu, bet jos turi miegoti vienam kambarį su didžėjais. Ta prasme, rezidentais. Vienam kambarį? Kiek ten žmonių miegotų? Ten yra lovų kokios 6. Tai aš galvoju... Juokaujat gal visai jau. 5 žmonės. 3 didžėjai ir 2 merginos. Arba... Palaukit, mes merginos su vaikinais miegotumėm vienam kambarį? O kas čia blogo, aš nesuprantu. Ar tu negali būti su vaikinu vienam kambarį? Kažkaip, nežinau, čianai. Nesusipriešo galai. Nesuprantu, kame bėdos yra. Jau prigaut banda tikrai. Aš nebandau prigaut, aš tiesiog sakau, kaip yra, nes, negalima išskirti kiekvienam žmogui po vieną kambarį. Ne, nebūtinai kiekvienam, bet, tai, pavyzdžiui, merginos negali gyventi atskirai.
O kodėl tu nori atskirai gyventi, aš nesuprantu? Nu vis dėlto ne faina, nu kažkaip nežinau. Tau nepatinka gyventi su didžėjais, kurie yra, tarkim, populiarūs Exit Nu klube? koks skirtumas, populiarus, nepopuliarus, tai galim ir dieną ten su jais pabendrauti arba pabūti, nebūtinai ten su jais miegot vienam kambarį. Aš nesakau, kad tu miegosi vienoj lovai. Nu tai aš irgi taip pat, tikrai taip negalvoju. O tu turi vaikiną? Jau turiu. A, tai dėl to čia taip parinės. Nu ne vien dėl to, bet apskritai kažkaip nelabai faina. Nu, supratau. Nu, aš galėčiau paderinti, kad galėtum miegot galbūt su dviem draugiam. Va, dar kitas dalykas dabar norėjau paklausti. Ko aš čia tavęs norėjau paklausti? Gal tu turi man klausimą? Palaukit, pagalvosiu. O nuo kada iki kada, ta prasme, visą vasarą dirbti? Birželio mes 24 atsidarom, ar 25, aš dabar nebeatsimenu. Atsidarom 25 ir užsidarom jų rugpjūčio gale 26-27. Ir dirbtume pirmadienį iki sekmadienio? Ne. Tu negalvo, kad aš toks jau esu. Toks jau, na tiesiog, dirbtum 3 dienas būtų laisva. Vat. Bet matai, vienintelė bėda dėl to apgyvendinimo. Aš nesu tikras, ar mes tikrai galėsime skirti kambarį, na, tai prasme, vieni merginos, kitos vaikinai. Ja, kas iš Exito didžėjų yra? Visi su žmonom, tai tu nesiparengi. Dėl to tai tikrai nesijaudinu. Nu tai kodėl tada čia iškėlė tokią sąlygą, kad negali vienam kambarį su rezidentais? Ne dėl to, kad negaliu, bet vis dėlto kažkaip, net nežinau, kaip aš tai. Supratau. Taip, dar kažką aš norėjau tau pasakyti. Kokią muziką klausai? Oi, klausau visokios. Nu, pavyzdžiui. Visokios ir nuo popso iki dubstepo, ko tik tai neklausau. O iš kur tu esi? Iš Panevėžio. Iš Panevėžio. Tai palauk, jeigu ten apie muziką klausti. Gerai, tai kokios lietuviškos radijos stoties klausai? M1, Zip FM. Zip FM, kas čia? Taip. O kas čia? Aš M1 tai irgi klausau, o Zip FM kas? Radio stotis. Iš kur? Kaip iš kur? Ta prasme, neteko girdėti. Iš Vilniaus gal? A ne? Jo. Supratau, Zip FM. Matai, aš irgi biškai. O, čia jau prigaudinėjat. Zip FM. Estrela, Double Hero Live at Radistai. Labas, Gintarė, Radistai, iš Zip FM. Labas diena. Estrela Double Hero paprašė manęs, kad aš paskambinčiau tau. Jau antrą kartą. Rimtai, antrą kartą? Jo, bet pirmą kartą nebuvo tikrai per Zip FM. Supratau, klausyk, tai šiek tiek prigauta likai, ar ne? Nesiparink. Žiūrėk, žinai, tave užregistravo Paulius, tavo vaikinas turbūt, ar ne? Ne. Ne? Kas tas Paulius? Tavo meilužis? Ne, turbūt jo draugas. Supratau. Tai užregistravo rytoj ant Pauliaus sienos Facebook'e. Šis skambutis atsidurs. Estrela Double Hero pasirūpins tom, tai paklausyk, kaip tu kalbėjai su Exit vadovu Ignu. O, kaip faina. Faina? Labai. Tvarka, tai ką linkėjimai tau? Iki. Gerai, viso gero. Viso gero. O ta proga Ignutis čia kažkada